Va šiaip jo, oras tai kaip Lietuvoje, ne? Nes mes 2 dienas prie plus 35, visur kondiškės mašinoje, kondiškės, namuose kondiškės, o prie Sicilijos didžiojo Etnos ugnikalnio, čia kiek aš nežinau, kiek suprantu, kiek įmanoma su mašina nuosava, čia aukščiau mes privažiavom, tai apačioj buvo 3-5 laipsniai, o čia viršui 23, 22-23, tai jo, vėsiau, daug vėsiau. Tai va, hebrytė, ką, sveiki atvykę į dar vieną bubulos kelionę, tai bus daug kitaip padaryta, manau, negu Baly. Vienas epizodas, lengvas. Tai šiandien jau yra 2 diena Italijoje, a ne? Taip, tai Etna, pasižiūrim, per kamerą nesimatys, jaučiu pafilmuoju biškį. Tikrai nesimatys. Bet didelis. Man atrodo, Samoškagi buvo įkopęs. Nelegaliai. Tai va, mūsų žvėriukas visai nuo rugpjūčio, palauk, kiek mes 11 dienų. 11 dienų būsim Sicilijoje, tai mūsų žvėris kainavo 500 sakykime, eurų. Tai antiek, man kai automobilių turinio kūrėjui, tai toks pieno pakelis, kad baisu. Užspaudi tapkę, kriokio baisiausiai, greičio jokio. Tai lavonas. Nu, bet 12 000 ridos. Mažai bėgęs. Tai va, tai šiandien ką, buvom, įmesiu gal porą kadrų. Jo, buvom Torminoje, o pliažas pats vadinosi iš jo raidės. Jetojani, taigi važiavom. Jo, tai buvom Jetojani pliaže, keletą kadrų gal užmesiu. Tai visą dieną realiai praleidom. Visą dieną buvo žiauriai karšta, bet nenudegiau. Nežinau, šiaip šiek tiek prieš Italijos kelionę ruošiausi, tai šiek tiek Lietuvoje deginausi, kad nebūtų to nudegimo tokio iš karto. Tai nieko, neraudonu. Rūdas, kažkiek rūdas. Tai va, nežinau. Parašykit komentaruose, kaip jums bus šis epizodas, bet kviečiu visus kartu su mumis pakeliauti po Italiją. O šiaip viskas išdegė, visi laukai išdegė. Šiaip kas nustebino, tai belekiek šiukšlių iš tikrųjų daug. Gal pačiam mieste tiek daug nėra, bet kai važiuoju, tai šonuose belekiek daug šiukšlių. Ir šiaip gal dar pašnekėsiu pačius italus ir įdomus. Įdomu. Sako, žmona nufilmuok kažką, jau 2 diena. Pliamo, šiaip šalta, ne? Biški. Nusileis saulė, tai iš vis bus žopa. Tai va, leisimės apačion ir nežinau, kažką įdomaus pafilmuosiu. Šiaip kaip mum patiem atsimint kelionę. Nes Baly būna įdomu kartais pasižiūrėti. Jo, o viršui čianai važiavom ir kalbėjom, kad labai iš tikrųjų panašu į Lietuvos kraštovaizdį. Nu, miškus pačius. Panašu, nes apačioj tai viskas nudegė, kaktusai visokie, žinai. O čia viršui tai miškai, grinai miškai. Aukšti medžiai, daug jų ir taip toliau. Nu, gražu. Didelis daiktas. Didelis, rūksta pastoviai. Tai ten dar kažkoks krateriukas mažas yra. Nu, gražu. Įkopti jaučiu daug reikalų čia. Nu, bet jo. Šioj kelionį, kadangi su mažu ganėtinai vaiku, beveik 3 metų keliaujam, tai jau nekopsigi. Jau ugnikalnis kuprinė. Nu. Gerai, viskas. Važiuojam namo ilsėtis visą dieną, nors mes visą dieną kaip ir ilsėjomės, aš tai jaučiuos pasilsėjęs. Vitamino D pasikrauti. Tai jeigu kažką, žinai, ką man pasakyti, gali pasakyti? Neturi ką pasakyti. Bet jau šalta, taip. Ne, nešalta. Va, saulė nusileido. Tai mes žiūrėk saulėlydį prie Etnos pasitikom. Ką tik va šiuo metu saulė nusileido. Nu, jinai šiaip nenusileido, bet šioj vietoje jinai jau nusileido. Nu va, ir atvažiavom prie mūsų vilos, tai parodysiu kaip kas. Mūsų pizziuška maža, lipa į kalnus kaip išprotėjus. Nepasiduoda niekaip. Nežinau, žinokit, net koks motoras, bet 1.5, gal 1.2, nežinau. 1.2 gal koks. Nivanelina visiškai, bet į kalnus tai lipa, nes čia visur labai kalnuota. Tai mes pirmas 4 nakvynės gyvensim šioj vietoje, žinai, kalnuose tokiai. Paskui spręsim, visada kelionėse darom viską vietoj, sprendžiam, kur varysim, ką darysim ir taip toliau. Tai norėčiau dar šiaip aplamai šioje kelionėje pasiplaukę galbūt su kažkokiu tai kateriu, kažkuom tai išsinuomoti 4 valandas ir galbūt parodyti jums kaip kas. Tai jo, taip atrodo, dar pakilsim į viršų, tai čia gaunasi tarp jūros ir Etnos toje vietoje. Matosi ir Etna, bet ten savininkai gyvena ir ten pakilus matosi. Bet žodžiu,
ant aukštai gyvenam. Labai aukštai ganėtinai, atokiai, 15 kilų nuo visur, 10 gal 15 kilų. Aišku, kalnais tai yra ilgas mamasyta, senjorita. Tai iš parduotuvės susinešėm visus daiktus, žodžiu. Galiu vidų biškį parodyti, kol vaikas miega. Jo, pakilus matosi, kad aukštai. Tai šiaip italai, nežinau, man asmeniškai nustebino žiauriai. Man italai tokie kaip vampyrai. Jie visą dieną užsidarė, kiekvieni namai, nesuprasi iš tikrųjų, ar ten gyvenama, ar apleista, bet kai vampyrai užsidarė, nieko nėra. Restoranai neveikia, veikia tik tai maisto metu, nieks neveikia, nei gyvos dvasios nėra. Šitie velniai ant nakties pradeda lysti lauką, jau prasideda visokios šventės, visokie lindimai, jau palangės atsidaro, langai atsidaro, žodžiu, prasideda gyvenimas. O visą dieną uždaryti. Tai aš taip įsivaizduoju, kad dėl karščio. Nu, žinai, plius kem realiai. Tai nes rašo oruose, kad plius tram 5, kažkas tokio, bet hebra ant saulės. Aš paplūdimy ant akmenukų, bet tapkių nulipau. Tai man keista, kaip puslės neatsirado, nes kaip ant keptuvės, realiai, tiesiog ne to žodžių prasme. Jo, o apie šitą dar vietą, tai šiaip paprasta, gal žemiau nei vidutinės klasės vieta, aišku, čia atskirai mums viskas mūsų, gražu, tvarkinga, virtuvė, gaminamės pusryčius namuose, vakarienę taip pat, per pietus nuvarom, pavalgyt, tūlikas, nu kažkaip taip, paprastai, tvarkingai. Bet nežinau, ar visi tokie italai, ar čia tik tai mums toksai pasitaikė, bet žodžiu, mes atskridom, mums skrydis antrą nakties, mes visą naktį nemiegojom su mažu vaiku. Atskridom į Italiją ryte, aš įspėjau savininką, parašiau jam žinutę, kad mes daug anksčiau, nes čekinas tik 3 valandą, mes daug anksčiau atskrisim. Ok, atvarykit, palikit bagažą ir galit vanelint. Tai mes atvažiavom 12 valandą, tai tik 3 valandas anksčiau čekino laiko, atvažiavom 12 valandą. Jisai sako, jo, okei, va, jūsų kambarys ir galite eiti jau tenai būt. Tai mes pavargę nemiegojom visą naktį, galvojom, einamės miegot, pamiegojom, atsikeliu ryte, žiūriu žinutę WhatsApp'e paliktą nuo savininko. Žinok, jūs turbūt ne savo kambarį apsistojot, kai atsikelsit, pakalbėsim. Tai hebra įsivaizduojat, aš sakau, man įdomu, ar čia visi tokie italai, tokie biški bibėjai, nesikeikiant. Ar čia tik tai jisai toksai, nežinau, gudruolis. Tai jisai man parašė, kad žodžiu, ne tas kambarys, tai aš jam parašiau, o tai kitas kambarys geresnis negu šitas. Vienu kambariu daugiau. Tai, okei, sakau, imamės tą kambarį, tai sąlygos tokios, kad 5 eurų dar turiu aš papildomai sumokėti už tai, kad jisai valys, nors nesmė, kad čia jo kaltė, jisai man pasakė, eitina ir viskas, aš nuėjau, ką žinau, nežinau, koks tai mano tas kambarys. Ir dar reikalas toks, kad mes atvarėm iš šitą, kur mums priklauso, tai jisai realiai, 2 žvaigždutėm aukštesnę klasę, nes aš užsakiau kaip ir jau ten premium, žinai, o ten, kuris mums davė, tai net nėra ką kalbėti, vietos dvigubai mažiau, šaldytuvas miniatiūrinis, tūlikas lievas, dušas už šitą plionkę, čia visai kitas reikalas. Tai jo buvo prieš mum nusprendžiant, ar mes varom ar ne, į savo realiai, kur aš sumokėjau pinigus už šitą vilą, arba aš sumoku 5 eurų, kad išvalytų tą kambarį, kur mes buvom, nors jisai pats mus tenai nuvedė, arba tipo gali nemokėti 5 eurų, bet tada ten ir lieki visas 4 naktis. Tai what the fuck, aš sumokėjau už šitą, už daug aukštesnės klasės kambarį. Karočią, nežinau, ar jūs suprato, hebra, ką aš turiu omeny, bet nežinau. Mums parodė, kur nueit, mes nuėjom į daug levesnį kambarį ir dabar, jeigu nori eiti į savo, kur tu sumokėjai pinigus, tu turi sumokėti papildomai 5 eurų. Tai nežinau, čia vynadarys jisai, čia daug plotų yra ir augina visokius reikalus, žinai, tai, keista. Sako, kažkur girdėjau, kad italai labai geri, tai ten kažkas pavaišino mus vynų naminių, žinai, 5 eurų turim sumokėti už tvarkymą, nors tai net ne mūsų kaltė. Tai va ir mūsų gražuoliai atsikėlė. Kaip miegoji, Brainai? Kamera, taip, kamera. Nu ką, labas rytas, kita diena, atvarėm į Golę dėl Alcantara, tai čia visokie kriokliai, pramogos ir taip toliau. Tai pirma lokacija iš karto vaikų vandens pramogos. Ar patinka?
Patinka? Ar faina? Nu ką, trečia diena mūsų kelionės. Tai čia dabar, kur mes gyvenam, savininkas sakė, šeimininkas, kad yra kažkur ten toliau biškį paėjus, turėtų matytis tiek visa pakrantė, tiek Etnos ugnikalnis. Nu, žodžiu, 3 šiam, sakė, turi matytis. Tai einam pasižiūrėsim, vakaras jau. Buvom dar ryte kanjonuose, prie upės. Tai fainas šiaip, bet brangokas, sakyčiau. Vienam žmogui 3 eurų. Taip, palauk. Vienam žmogui 3 eurų, vaikui 2,5 eurų. Tai ten viena šeima įėjo su 5 vaikais, ten virš 100 eurų sumokėjo. Žinai, vieni tai, kad įeitų ten realiai tik tai tą upę, parodysiu keletą kadrų ir vaikų zoną, viskas. Tai, sakyčiau, brangoka kaip už tokį vietą. Nu, dar botanikos sodas buvo, jo, bet kai žinai, plus kemtai. Gerai, einam pasižiūrėsim. Nu va, užlipam, tai matosi Etna. Per kamerą žiauriai sumažintas vaizdas. Šiaip, nu, didelis. Etna ir čia visa pakrantė. Tai aišku, ne diena, bet čia aplinkui matosi visi reikalai. Cool, eisim atgal. Labai daug badosi žalių. Ir šiaip viskas Italijoje taip išdegė. Prie Etnos realiai žalumynai visi, augmenija labiau. O čia tai, o ryte dar kur buvom tam prie upės, tai akivaizdžiai irgi žalumynų daug daugiau. O čia tai išdegė. Nu gerai, nu ką. Namukas tokiam gyvent. Einu pažiūrėsiu tą namuką. Gražu, Branai? Taip, gražu. Namuką, einam pažiūrėti namuką. Au? Nu, namukė šitam. Ir gyventume savo šeimyną. Įsišienau, pasisodint šalies. Taip, tai jau pas mus chebra vakaras yra ir išsiveržė Etnos ugnikalnis. Nežinau, ar jums kažkas matysis per kamerą, bet galim pasižiūrėti. Neįsivaizduoju, ar jums kažkas chebra matosi. Gal priartinus, bet gyvai, tai akivaizdžiai lavos pliūpsniai viršų kyla. Nežinau, ar tai yra dažnai matomas vaizdas, bet prasme gyvai tai yra wow. Matosi iš šienai grinai lavos pliūpsniai tiesiai viršų. Net taškai matosi lavos būtent. Nu va, ką, 4. ar 3 diena atvykom į Guardininačios paplūdimį, man atrodo. Pasimėm pesto, pasimėm batono, pasimėm čia kažkokio šito saliamio, gal sūrio. Ir labai puikiai ir skaniai. Tai visą dieną. Gerai, tai 4 diena važiuojam į kitą salos galą, tai jau apie pusvalandį važiuojam, bet dar liko
260 km, tai yra 3 valandas. Užsipylėm kuro, ant 5 eurų, tai litras benzo 2,10. O sako, Lietuvoje brangiausia. Ne brangiausia. Galvau, dar degalinį, žinai, energetinę pasimsiu. Monsteris 5 eurai. Apsėjusiu be Monsterio. Tai va, 3 valandas kelio, susimatysim, kai jau nuvažiuosim. Nu ką, atvykome po 4 valandų kelionės, žiauriai karšta. Tai rytoj užsakiau barcą, laivelį, bargą. Barką? Barčą. Barką, supratau. Tai iš šito tikriausiai uosto reikės pasimti. Parašysiu lokaciją, kur esam, viešbutį pasimėm, tai biškelį nuliūdino, nu bet parodysiu kodėl, kaip kas. Tai va, gražu, gražu. Nuo pirmos lokacijos žiauriai skiriasi vaizdai, daug gražiau, daug fainiau, labai daug kalnų, švariau. Tik nenumes, Brianai. Tai, o kaip tau, Rūta, irgi gražiau, ne? Jo, fainiau. Bet šiandien tokia diena, atvarėm 4 realiai valandą. Mašinai parkingas 4 dienas reikės pirkti, tai apie 25 eurų kainuos. Bet dabar tokia diena, kai nežinom ką veikti. Va čia vaikštom, slampinėjom. Bimbinėjom. Nu? Jaunasis žurnalistas. Sakyk čiau. Ciao. Čiau. Gražu. Nu, ką pakomentuosi? Sakyk čiau. Ciao. Hai, jūreiviai. Ką, plaukiam, tai jau 2 valandas plaukiam, apiplaukiam čia visą pakrantę, supranti, gražu, bet labai banguoja, žiauriai banguoja. Tai jaučiu su bangom, mums čia biškį nepasisekė. Nes toksai, žinai... Nu, bet jau mums liko realiai, mes link galo grįžtam, tai pasiplaukiam, kainavo 100 eurų plus kūras. Tai sakyčiau nedaug. Ten gimtąją mieste, žinai, su motociklu vandens 300 eurų valandą, čia 4 valandos 100 eurų, tai... Jo. Pučia. Ką, labas vakaras, publika. Tai išsikraustėme mes nuo savo tos lokacijos. Blemba, kaip apsiniaukia. Rūta ar nelys? Apsiniaukia konkrečiai. Žodžiu, nauja vieta. Netoli Sirakūzų, pasimėm viešbutuką, 4 žvaigždučių, šiaip žiauriai gražus, žiauriai toks itališka nuotaika, vaibas, čia dar arkliai būna, bent jau matėm, buvo pribėgę čia prie mūsų. Labai gražu, šiandien važiuojam dar kelias lankytinas vietas pasižiūrėti, bet jau susidarau nuomonę apie Italiją. Tai yra daug pliusų, bet yra ir labai daug minusų, apie kuriuos galbūt paskui pakalbėsiu. Tai va, čia mes pabūsim 3 dienas. Jo, šiandien yra pirmoji, buvo 4 valandų kelionė. 3,5, man atrodo, 300 km važiavom. Blema, griaudėje. Gal nelys? Tikėkimės. Nu, žiūrėsim. Važiuojam. Ačiū. Nu ką, prieš paskutinę dieną Italijai, tai gulim pliaže. Tai realiai kiekvieną dieną pas mus tokia dienotvarkė. Visą dieną pliažas ir vakare kažkur išvarom. Šiandien dar turim keletą lokacijų, kur nuvaryt. Pliažas tvarkingas, man patinka. Gultai kainavo 5 eurų pirmoje linijoje. Tai va, gražus, skaidrus vanduo. Jo, tai realiai kiekvieną dieną. Daug netgi dienų net nepafilmavau vien dėl to, kad, realiai pas mus kiekvieną dieną tas pats. Pliažai. Tik tai, aišku, suras tą pliažą. Šiandien važiavom į vieną, užimta, nėra vietų, važiavom į kitą. Tai realiai atsigulėm tik tai 12 valandą. Tai jo, Italijoje yra tas reikalas su mašina, su vaiku sudėtinga. Nes tu, pavyzdžiui, kai mes centre gyvenom, tu ieškai, kur mašiną pastatyti centre, sumoki už pastatymą, už 2 km, eini iki namų, eini į parduotuvę, eini atgal prie mašinos, važiuoji į pliažą, važiuoji su mašina į pliažą, ieškai, kur statyti už 2 km, vėl peizdini, kaip sakant, su vaiku ir kuprinė į pliažą.
Tai prie plus 40, tie 2 kilometrai su didžiausia kuprinė ir vaiku yra kas veik. Tai jo, rugpjūtis, aišku. Pats gazas šiandien turistam. Gražu. Patinka. Bet su parkingu ir mašina yra reikalų. Nėra taip paprasta. Ištrau, Brianai, droną. Žodžiu, atvykom į labai vau šiaip vietą. Žiauriai vau. Pafilmuok, kaip atrodo viskas. Tai pakelsim dar droną. Atvykom į Laheti Cava Grande. Bet atvažiavome čia ir čia mums su vaiku be šansų. Be šansų, seniukai. Ateik, Rūta, pafilmuok. Ištrauk, Brianai, droną. Pafilmuosim su dronu, bet tu kur tu? Tai po biškį. Čia visą va tą kelią reikia žemyn leistis. Va ten apačion. Pačion. Čia aš nežinau, kiek čia kilometrų. Ir kiek čia... Jo, va laiptai. Man laiptai. Jo, man lipa žmonės. Čia kiek aukščio, nežinau. Bet čia mes su vaiku be šansų niekaip. Tai nežinau, kiek čia kam įdomu šitie visi vaizdai. Pafilmuosiu su dronu gal kažkiek parodysiu. Gaila, ten šiaip žiauriai gražu, bent jau iš Google kiek rodo. Bet čia niekaip. Kiek čia vertintum? Nu čia koks kilometras žemyn jaučiu. Kosmosas. Žiauriai daug. Bet matai, tenai dar kažkoks miestelis yra, matai, iš olos padarytas. Tai va, tai keliam droną, parodysiu, pafilmuosiu kažkiek vaizdų kažkokių gražesnių, bet jo, gaila, kad fiziškai mums niekaip. Nuklip gal nuliptume, bet užkopti be šansų. Nežinau, kurį batarkę pilnai pakrauta, nes čia jaučiu reikės O, šitą pilną. Ir prisuk, va čia va. Va čia prisuk, va čia sukasi. Blemba gaila. Gaila, nu bet ką padarysi. Gal kitam gyvenime užkopsim. Padėt? Jo, šitus atlenk ir duok aš tau parodysiu. Žiūrėk, paimi. Pasidėk, žinai. Pasidėk. Jo, ir va prisisuka. Kiek įmanoma paskraidysim, bent jau per droną pamatysim. Gerai, tik tai biškį pasitrauk toliau, gerai, nes kad tau popos nepadarytų. Be šansų, Rūta, ne? Niekaip. Nu, va, filmuojam. Atsargiai, nelys, Brianai, pasitrauk. Gerai.
Legendinė Italijos Izabela. Nu, įspūdingai atrodo. Buvom mes dar ten su mašina toliau pavažiavę, bet vietų nėra. Policijos pilna, tai kažkur čia šone. Sustojom, nu, labai gražiai. Žmonių daug, turistų pilna, bet įspūdingai. Visai kaip pažiūrėjęs, gal iš šiandien ir nelabai. Bet pravažiavus, wow. Wow. Tai šiaip aš jau chebra turėjau vakar būti Lietuvoje. Babuilo chebra be nuotykių nebabuila. Tai važiuojam namo, parodysiu naujus namus ir papasakosiu, kasgi čia nutiko, bet jo. Šiaip, kad nevažiavom, džiaugiuosi, nes labai daug dar pamatėm vietų, kurios yra įspūdingos. Šiandien pirmą kartą nuvarėm su savo skėčiu į free pliažą. Nu, daug dalykų, labai gražių. Tai, kaip ten sako, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą, bet kodėl visą tai atsitiko, važiuojam namo ir papasakosiu. Tai kodėlgi dabar chebra mes neišskridom ir jau šiandien aš jau turėjau dirbti darbe, o aš esu vis dar Italijoje, Sicilijoje. Ogi dėl šitos mažos pizdziuškos. Bum! Tai Etnos ugnikalnis išsiveržė nuo, man atrodo, rugpjūčio 6 dienos, tai realiai mes atskridom ir jisai visą savaitę jį bašina kaip išprotėjęs. Vakar buvo ramiau jau, dabar kol kas oro uostas yra atidarytas, bet rytoj mums skrydis. Pagal šitą vaizdą, ką matau, reikia stebėti skrydžius, kad vėl neuždarytų oro uosto, vėl nepramargalintume skrydžių. Nieko negaliu padaryti, turėčiau būti darbe, jau vėluojam atidavinėti mašinas, nes tiesiog negaliu būti fiziškai Lietuvoje. O pelenai tai tokie. Niekada negalvojau, kad pelenai yra tiesiog toks juodas smėliukas. Tai ryte, kai atsikėlėm, buvo visa mašina pelenuose. Galvojau, pelenai šiaip, nu, kaip pečių, žinai, būna, bet ne. Juodas smėliukas, tai kokia jėga turi šitas velnias pjaut, kad tas smėlis iki čionai patektų. Ir šiaip matosi, va, kai krenta. O mes šiandien ką? Varom prie pliažo eilinį kartą su nuosavu skėčiu. Nežinau, žiūrėsim, oras geras, kaip visada, tai per visas, realiai per pusę mėnesio buvo tik 2 dienas, kai buvo apsiniaukę ir net realiai nelijo. Jo, blemba, žiūriu. Vaizdas įspūdingas, bet jaučiu patiems siciliečiam, tai čia žinai, kasdienybė. Mums čia tik turistam pramoga ir dėl skrydžių nepatogumas. Nu ką, buongiorno, amigos. Amigos čia ne itališkai. O kaip itališkai? Buonasera. Buonasera. Žiūrovai. Nu, sako, Nežinau, nu supratau, žodžių. Buonasera gali sakyti ragazzi. Buonasera ragazzi. Palauk, žinau. Buonasera ragazzi. Žodžių. Kaip tikras italas. Aš žinai, kai Iron Man, kai garaž. Nu, žodžiu. Paskutinis vakaras Sicilijoje. Tikiuosi, nežinau. Motulė Etna vis dar spjaudosi savo pelenais. Tai visos mašinos nusėtos, visi keliai nusėti. Tu net eini ir net į akis patenka pelenai ir grauž pradeda. Tai žodžiu, sicilietiškas vynas, nealkoholinis, vynuogės ir greiti risutė, 4 dalis. Tai va, paskutinis mūsų vakaras, tikiuosi, kad išskrisim. Tai žodžiu, apie šitą kelionę prabuvom mes šiandien 15 dienų turbūt, ne? Jo, pusę mėnesio. Tai šiaip džiaugiuosi iš dalies, kad atšaukė mūsų tą praeitą skrydį, nes pamatėm dar daug naujų vietų. Vandenukas? Nori praustis duše? Nori praustis? Nori praustis. Jo, tai paskutinis vakariukas, viešbutis cool, viskas labai, šiaip geriausias turbūt viešbutis iš visų, kokią esam turėję, gali pafilmuoti gal kažkiek, nežinau, visi su langinėm, kaip vampyrai, visi siciliečiai visą dieną būna užsidarę su šitom langinėm, tai labai jau toks itališki tokie apartamentai, žiauriai. Laukas, terasą turim, galima pažiūrėti terasą.
Duris, visur tas pats mechanizmas ant kabliukų. Gali biškai pafilmuoti gal. Mašina tenai stovi, kai aikštelėje privačioji, tai mes esam senamiesti. Pačiam centre. Jo, čia viršui galima vyno atsigerti. Cigaretę vieną kitą sutraukti. Tai va. Jo, tai šiaip apie šitas aplamai video toksai iš gabalų, pagrinde filmuojam savo atsiminimui, bet galbūt kažkam bus įdomu, parašyti komentaruose ar įdomu ar ne. Mes kaip visada, aišku, babulas su nuotykiais, su atšauktais skrydžiais, su dar kažkom tai. Tai dabar stebėsim, rytoj 8 ryto turi būti skrydis, stebėsim, kad tik neatšauktų, nes jau pradėjo atšaukinėti skrydžius. Ane? Jau kelis atšaukė. Vieną atgrąžino atgal. Nes pelenai, pagrinde pelenai yra problema. Tai va dabar apie Italiją, tiek man, tiek žmonai ir patiko labai, bet ir tuo pačiu labai kitas pasaulis, žiauriai kitas. Man aplamai Italija net nepasakyčiau, kad yra Europos Sąjunga, man asmeniškai. Man Italija toks yra tarp trečiųjų šalių ir Europos. Man net gal labiau Italija panašiau yra į kokį Balį negu į Lietuvą. Šiukšlių pilna, visiškai gyvenimas kitoks, visiškai absoliučiai, viskas skiriasi. Darbo laikas parduotuvių, pačios parduotuvės skiriasi, patys žmonės, tai atrodo šiaip auksinė valstybė gyventi, norėčiau galbūt netgi gyventi, nes nieko nesikrauna. Lietuvoje aš matau pastovi postai. Mašinas tenai reidai kelia šitą visokias ten, kai nepraleidžia dar kokias nesąmonės, kur čia visiškas realiai chaosas, praleisnėja, bet nėra tokių, kad ten postintų dar kažką tai. Viskas daroma tiesiog, žiauriai atsipūtę žmonės. Vienintelis mes, kai važiuojam su mašina, pas juos pagrindinė diskusija apie maistą. Ką valgysim per pietus, ką valgy pusryčiam, ką valgysi vakarieniai, aperityvas, vynas, paskui dežysyvas. Žmonės realiai atrodo visada geria non-stopų, visada. Alus prieš maistą arba aperolis, ne? Tada vynas ir tada dežysyvas, tai jau stipriau kažkas. Tai žiauriai nesikrauna, visi atsipūtę, nieks neskuba, stovi eilėje, pavyzdžiui, lauki, kol tave aptarnaus, žinai, ir tiesiog kasininkė su žmogum tiesiog kalba kokias 3-4 minutės ir tu tiesiog stovi. Ir ką tu pasakysi, toks yra gyvenimo būdas, ten tiek jie yra atsipūtę. Niekada aš taip nemačiau ir niekada nesitikėjau iš tikrųjų. Ką dar man pasakyti? Matau, tau atsibodau stovėti. Ne? Kaip tu galvoji, ką man dar pasakyti? Nežinau. Nežinai? Iš vis nieko. Tai tikiuosi, kad išskrisim rytoj, tikiuosi kažkam gal patiko šitas video, gal ne. Galbūt mums senatvėje pasižiūrėti šitą video patiks. O mes ką, grįšim iš karties darbais. Simakas. Gavau jau spidometro ekraniuką. Lukas pranešė, kad motoras netinkamas, tai shit. Jeigu kas nors turit 4.4 M62 motorą, rašykit apačią būtent. O mes ką, grįšim toliau prie savo darbų, kaip ir kiekvienoj kelionėje. Būna labai didelių pliusų ir labai daug ir minusų visokių, ten parkingai, dušų nebuvimai, tūlikų nebuvimai, viskas mokama, bla 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 bla. Bet vis tiek, kai baigės tą kelionę, tai toksai, žinai, biškai grūzas, kad vėl grįžtame savo tą lietuvėlę, pedantystę ir vėl savo darbus. Jo. Viskas turbūt, ne? Čia jeigu kažką nori, kad aš pasakyčiau. Nieko? Viskas, ką žinau. Žiūrėsim, ar skrisim, ar ne. Viskas. Kaip viso gero, itališkai? Ciao. 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 Arba arrivederci. Arrivederci. Senioritas. Gerai. Gerai.